Sveiki, mano vardas yra Monika Whittingham. Aš norėčiau pristatyti mūsų projektą Mokslo diplomatijos vystymas Lietuvoje. Šiame projekte dirbu su kolega Dominiku Kaminsku ir norėčiau labai greitai aptarti, kas yra mokslo diplomatija. Tai mokslo diplomatija apibrėžia sąveiką tarp mokslo ir diplomatijos, siekiant spręsti globalias problemas, gilinti horizontalius ryšius tarp partnerių bei įgyvendinti bendrus projektus. Praeitų metų Europos komisijos išleistos mokslo diplomatijos gairės mokslo diplomatiją skirsto į 4 pagrindinės dimensijas. Tai yra mokslas diplomatijoje, kas apima mokslinių konsultacijų integravimą į užsienio politikos sprendimų priėmimą. Diplomatija mokslui, kas yra mokslinės pastangos skirtos padėti mokslo institucijoms. Mokslas diplomatijai, mokslinio bendradarbiavimo panaudojimas diplomatiniais tikslais ir diplomatija moksle. Tai yra mokslinių institucijų diplomatinių įgūdžių plėtra. Šiuo projektu siekiame numatyti strateginius mokslo diplomatijos tikslus, apsibrėžti institucinių atsakomybių sritis bei suburti mokslo diplomatijos profesionalų bendruomenę. Galutinis mūsų projekto rezultatas yra Lietuvos mokslo diplomatijos gairės. Ir svarbiausi praeiti etapai mūsų projekto buvo 22 ekspertiniai interviu. Buvo atliktos 2 apklausos, kurios apėmė Lietuvos diplomatinės atstovybės bei mokslo ir studijų institucijas. Paruošėme Lietuvos mokslo diplomatijos ekosistemos ir užsienio praktikų apžvalgą. Taipogi turėjome 2 tarpinstitucinės gairių ruošimo dirbtuves ir galiausiai praėjome neformalų tarpinstitucinio gairių derinimo etapą. Tai dabar perduosiu žodį savo kolegui Dominikui. Monikos minėtų tarpinstitucinių dirbtuvių metu susitarėme dėl Lietuvos mokslo diplomatijos ekosistemos vizijos. Dirbtuvėse dalyvavo tiek valstybės institucijų, tiek mokslo studijų institucijų atstovai, taip pat verslo asociacijų nariai. Ir jų metu sutarėme dėl to, jog mokslo diplomatija turėtų būti geriau išnaudojama kaip strateginis įrankis, kurį valstybė galėtų panaudoti savo užsienio politikos tikslams siekti. Ekosistemos viziją sudaro 3 esminiai dėmenys. Pirmasis tai yra strateginio veikimo dėmuo. Suprantame, kad mokslo diplomatija ir jos praktikos jau egzistuoja. Jau užsiema tiek mokslo studijų institucijos, tiek valstybinės institucijos, tačiau iki šiol trūko aiškios strateginės krypties ir atsakymų į klausimą, kam mes panaudojame savo mokslo diplomatijos pastangas. Šalia to, 2 kiti dėmenys apima konkurencingumą ir šalies įvaizdžio stiprinimą. Tai viena vertus norime užtikrinti, kad tiek mokslo studijų institucijos, tiek inovacijos kuriantys verslai, kurie konkuruoja tarptautinėje sistemoje, turėtų tas sąlygas lengviau įeiti į naujas rinkas ir lengviau prisidėti būtent prie užsienio politikos tikslų stiprinimo. Tam būtent dirbtuvių metu sutarėme, jog reikėtų orientuotis į konkurencingumo didinimą per platesnį diplomatų įtraukimą bei šalies įvaizdžio stiprinimą per nuolatinę inovacijų ir mokslo pasiekimų komunikaciją. Vis dėlto, kalbant apie pačios vizijos, apie gebėjimą pasiekti pačią viziją, susidurėme su keliais esminiais iššūkiais. Pirmasis yra jau minėtas strategijos trūkumas. Tai net 67% diplomatinių atstovybių įvardina kaip didžiausią iššūkį būtent tai, jog tiesiog nėra aiškios krypties ir aiškių nurodymų, ko mes turėtume siekti komunikuodami apie mokslą. Strateginiai dokumentai dažnai prieštarauja vieni kitiems. Kaip pagrindinį dokumentą dažniausiai įvardyjame būtent Lietuvos vizija 2050, tačiau kartu egzistuoja tokie dokumentai kaip nacionalinio saugumo strategija, žemesnio lygmens dokumentai ir jie numato daugybę skirtingų krypčių, daugybę skirtingų teminių prioritetų, kurie tarpusavėje retkarčiais persidengia, tačiau ne visuomet, ir tai reiškia, jog mokslo diplomatijos ekosistemos veikėjai yra priversti patys nuspręsti, kaip tą veiklą vykdyti. Trūksta atsakomybių apibrėžtumo ir koordinacijos, tiesiog nėra vieningos sistemos ir mūsų apklausų duomenys tiek mokslo studijų institucijose, tiek diplomatinėse atstovybėse rodo, jog konkretūs veikėjai tiesiog nežino, į ką kreiptis su konkrečiais klausimais. Lygiai taip pat šiek tiek trūksta ir kompetencijų bei išteklių.
Žinome, suprantame, jog Lietuva yra nedidelė valstybė ir tų išteklių visuomet šiek tiek trūks, tačiau 14 procentų, vos 14 procentų diplomatinių atstovybių pažymėjo, jog turi pakankamai žinių šitoje srityje, kad galėtų joje užtikrintai veikti. Tuo tarpu mokslo ir studijų institucijos nurodė, jog joms trūksta tų vadinamųjų diplomatinių įgūdžių. Tai tiek dėrybinių įgūdžių, tiek komunikacinių įgūdžių, tiek gebėjimo pasinaudoti diplomatiniais tinklais ir tarptautinėmis organizacijomis siekiant sustiprinti savo pozicijas tarptautinėje erdvėje. Vis tik tai šie iššūkiai ne per daug skiriasi nuo to, su kuo susiduria kitos valstybės. Apie tai mano kolegė Monika. Taip, tai iš tiesų užsienio iššūkiai yra labai panašus į Lietuvos. Bendros tendencijos yra, kad mokslo diplomatija dažniausiai yra struktūruojama aplink užsienio reikalų ministerijos kartu su mokslo patarėjų tinklais. Dažniausiai sutinkami iššūkiai yra fragmentuotos ekosistemos dalyvių veiklos, koordinacijos ir komunikacijos stoka, žmogiškųjų išteklių stoka, finansavimas, konkurencija ir biurokratija. Tai dažniausiai sutinkami sprendimai, kas liečia fragmentuotas veiklas, yra aiškių strategijų ir prioritetų suformavimas, veikimo modelio išsigryninimas, kaip šaliai yra patogiau veikti mokslo diplomatijos srityje, kas liečia koordinacijos ir komunikacijos stoka, mokslo diplomatijos tarybos, komitetai, darbo grupės bei mokslo patarėjų tinklo plėtra yra dažniausiai sprendimo būdai. Žmogiškųjų išteklių stoka dažniausiai yra sprendžiama diasporos ir alumnų įtraukimo programomis, bei finansavimas, konkurencija ir biurokratija. Dažniausiai sutinkamas sprendimo būdas yra didesnis įsitraukimas į tarptautinius projektus, ypač didelius projektus, tie projektai, kurie iš tiesų yra skaitomi prestižiniai ir neša didelę grąžą. Atsižvelgdami į iššūkius, su kuriais susiduria užsienio ir Lietuvos mokslo diplomatijos srityje veikiančios organizacijos, suformavome 3 esminės strateginio veikimo kryptis, kurios yra aprašytos Lietuvos mokslo diplomatijos gairėse. Pirmoji kryptis apima koordinaciją, tai formalų ir neformalų bendravimą. Pirmiausiai kalbame apie tai, jog reikėtų įsteigti ir formalią koordinavimo tarybą, kuri leistų skirtingoms institucijoms tarpusavyje koordinuoti veiksmus šioje srityje, tačiau siūlome nepamiršti ir neformalaus bendradarbiavimo, kuris leistų tiesiog nuolatos keistis informaciją. Šioje srityje gerą pavyzdį jau yra parodžiusi Užsienio reikalų ministerija, kuri tiesiog Teams platformai yra sukūrusi kanalą būtent su mokslo diplomatija dirbantiems diplomatams keistis informaciją ir dalintis pavyzdžiais savo šalyse. Šalia to norime akcentuoti kompetencijų ugdymą. Visų pirma, tai pati mokslo sritis yra sudėtinga, ir diplomatai nebūtinai visuomet turi tam reikalingas kompetencijas, todėl reikia užtikrinti nuoseklų ir nuolatinį kompetencijų ugdymą šioje srityje per mokymus, briefingus ir panašaus tipo susitikimus su mokslininkų bendruomenė. Tuo tarpu mokslininkų bendruomeniai siūlome kiek kitaip formuluoti užduotis diplomatams ir geriau suprasti, kokios yra būtent diplomatų galimybės jų akreditacijos šalyse. Šalia to akcentuojame ir mokslo studijų institucijų diplomatinius gebėjimus, įskaitant tyrimų saugumo, tarptautinių partnerysčių pasirinkimo ir dėrybų įgūdžius, kurie žinoma yra labai stiprus diplomatinėje tarnyboje, tačiau mokslo ir studijų institucijos veikdamos tarptautinėje erdvėje dažnai susiduria su iššūkiais, nes tokių gebėjimų pritrūksta. Galiausiai akcentuojame ir veiksmus būtent jau anksčiau išskirtose mokslo diplomatijos dimensijose. Kiekvienoje iš jų keliame konkrečius strateginius tikslus bei rekomenduojame geriausias priemonės juos pasiekti. Kalbant apie pačias dimensijas, trumpai pakomentuosiu tuos tikslus. Mokslo diplomatijoje dimensijoje siekiame, jog Lietuvos užsienio ir saugumo politika bei atstovavimas tarptautiniuose formatuose būtų grįsti sistemingais moksliniais įrodymais ir įžvalgomis bei inovatyviais sprendimais. Tai apima tiek tas ateities nuspėjimo, foresight gebėjimus, kuriuos mokslas gali suteikti diplomatiniai tarnybai, tiek tiesiog nuolatinį konsultavimąsi su mokslininkais. Diplomatijos mokslų srityje siūlome didinti Lietuvos tarptautiškumą, pritraukti partnerius, finansavimą, talentus ir prieigą prie infrastruktūrų. Šiuo atveju diplomatai turi ir puikių pavyzdžių, kaip narystė CERN organizacijoje, CERN infrastruktūroje, kur būtent diplomatinis impulsas leido mokslininkams labiau įsitraukti į organizacijos veiklą. Mokslo diplomatijos srityje siūlome naudoti mokslinį bendradarbiavimą kaip priemonę stiprinti Lietuvos tarptautinius ryšius su strateginiais partneriais.
mokslas diplomatijoje apima tą vadinamą minkštosios galios turbūt labiausiai dėmenį ir kalba apie tai, jog mokslą mes turėtume aiškiau išnaudoti ir parodydami, kad esame sumani patikima valstybė. Galiausiai diplomatija moksle apima Lietuvos mokslo ir studijų institucijų gebėjimus veikti tarptautinėje erdvėje strategiškai ir konkurencingai. Žinoma, tai jau vyksta, tačiau akcentuojame tai, jog veikdami tarptautinėje erdvėje mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institutai, universitetai, kolegijos ir taip toliau turėtų labiau atsižvelgti į nacionalinius prioritetus, į nacionalinės strategijas ir bent jau išmanyti tą kontekstą prieš priimdami konkrečius sprendimus. Taip, tai mūsų projekto galutinė dalis yra rekomendacijos. Iš viso jų turime 19 ir jose yra aptariami pokyčiai, kurie turėtų padėti pasiekti mūsų jau anksčiau aptartą viziją. Tai kas liečia mokslo integraciją į užsienio politiką, siūlome ankstyvą mokslininkų įtraukimą į procesus, strateginių klausimų aptarimą, ypač tais klausimais, kurie tikrai remiasi ir kuriems yra būdingas ir naudingas mokslinių įžvalgų aptarimas, kaip pavyzdžiui klimato kaita, globalūs iššūkiai. Taipogi ekspertinės konsultacijos užsienio politikos formuotojams ir įgyvendintojams bei stažuotės mokslininkams ir diplomatams, kad jie galėtų apsikeisti patirtimi, geriau suprastų vieni kitų darbo sistemą, veikimo modelius ir taip toliau. Kas liečia Lietuvos veikimą tarptautinėse organizacijose, mes siūlome dirbti ties mokslininkų įtinklinimu, ypač į didesnes tarptautinės organizacijas, projektus, ypač kas liečia valdybos pareigybės. Taipogi siūlome padaryti tyrimą, įsivertinti Lietuvos esamų narysčių reikšmingumą ir vertingumą. Be abejo, dirbti su diaspora ir mokslo alumnais, kad galėtume dirbti ties tuo iššūkiu, kas liečia žmogiškųjų išteklių stoką. Ir išteklių išnaudojimo srityje mes siūlome įkurti mokslo atašė pareigybės, taipogi siūlome įkurti mokslo diplomatų pareigybę ambasadose. Tai būtų žmonės, kurie būtent kuruoja mokslo diplomatijos klausimus. Taipogi siūlome mokslinio bendradarbiavimo bei galimo finansavimo žemėlapius mokslo diplomatijos srityje bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą, jo skatinimą per šio klausimo įtraukimo į ambasadų metinės veiklos planus ir tiesiog institucinę kasdienę veiklą. Tai norėčiau Jums padėkoti už dėmesį. Mūsų projektas, nors baigėsi, jisai tikrai dar gyvuos ir mum išėjus. Mūsų projektą toliau vystys Užsienio reikalų ministerijos mokslo ir inovacijų patarėjas Vytautas Jankauskas. Ir ačiū Jums.